Šukos, Komb. Tai vieno geriausių pasaulio prekeivių ir fondų valdytojų Igor Toščekov pastebėtas techninės analizės darinys. Jį galima pamatyti visose laiko juostose, tačiau stipresni signalai būna didesniuose laiko intervaluose. Šablonas pavadintas šukomis, nes iš tiesų yra panašus į jas. Tai šablonas, kuris susidaro, kai kainos žemumos ar aukštumos, mažiausiai 3, formuojasi tam tikrų kampų ir per jas galima nubrėžti liniją. Tai žemumos ar aukštumos kainos stulpeliai, paprastai einantys vienas šalia kito. Kainai artėjant linijos link galime generuoti užsakymą linijai lūžus. Užsakymas turėtų būti atidaromas kainai 5 taškais nutolus nuo linijos lūžio. Nuostolio ribos užsakymas dedamas pasirenkant netoliese esantį techninį lygį, krypties liniją, palaikymo ar pasipriešinimo lygį, ar paprasčiausiai 20 taškų nuo įėjimo kainos. Geras ženklas prekiaujant šukas yra tai, kad prieš lūžį kaina nedaro naujų aukštumų ar žemumų. Šie dariniai paprastai formuojasi esant stipriai tendencijai, tiek kylant kainai, tiek ir besileidžiant. Gražus pavyzdys Anglijos svaro sterlingų ir Jungtinių Amerikos valstijų dolerio poroje. Dieninis paveikslas ir šukų šablonas atitinka visus reikalavimus. Matoma tendencija žemyn, susidaręs darinys, kurio signalas pardavinėti. Kaip žinome, prekiauti su tendencija yra visad smagiau. Kaip matome pavyzdyje, suprekiavus šį šabloną, rezultatai būna gana įspūdingi. Poros kaina daugiau nei 3 mėnesius keliavo tą pačią kryptimį. Kaip matote, viena linija, tinkamai interpretuojant rinkoje bei žinant techninės analizės pagrindus, gali padaryti stebuklus. Ačiū už dėmesį ir kaip visuomet, sėkmės prekiaujant.